Ramybė jūsų namams nuo mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus. Sveiki sulaukę dar vieno penktadienio. Malonu, kad ir vėl skirsite 7 minutės pasiklausyti to, ką kalba Biblija. O šiandien norėtume pakalbėti apie tai, kas yra bažnyčia. Kasdieninėme mūsų gyvenime patį žodį bažnyčia girdime gan dažnai. Tačiau ar suprantame šį žodį taip, kaip jį suprato pirmieji krikščionys? Kai Jėzus Kristus sakė, aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Pirmoje laidoje, jei pamenate, kalbėjau apie Bibliją ir minėjau, kad Naujasis testamentas buvo parašytas graikų kalba, o graikiškai bažnyčia yra eklezija. Tai sudurtinis žodis susidedantis iš žodžių ek, kuris reiškia prielinksnį iš, ir iš žodžio kalėjo, kuris reiškia pašaukti. Kitaip tariant, tai buvo vadinami žmonės pašaukti iš pasaulio į Dievo karalystę. Tai buvo žmonių grupė, kurią vienijo vienas tikslas, vienas tikėjimas, vienas Dievas ir viena dvasia. Pirmieji krikščionys niekada nevadino bažnyčią pastato. Ir frazė einu į bažnyčią reiškia, jog einu į susirinkimą, kuriame broliai ir seserys renkasi šlovinti Dievą. Biblijoje bažnyčia dar vadinama šventosios dvasios šventikla, skaisčia mergele, aukštybių Jeruzalė, Kristaus kūnų, avinėlio sužadėtinė, šventa šventikla, Dievo dirva ir Dievo statiniu. Įsidėmėkite, kad visi šie pavadinimai apibūdina būtent žmonės, ne pastatą. Labai svarbu, kalbant apie bažnyčią, yra suvokti jos tikslą. Žmonės dažnai klausia, o kam lankyti bažnyčią? Melstis ir skaityti Bibliją aš galiu ir namie. Kam man eiti į pamaldas, jei jos visą laiką tokios pačios? Papasakosiu jums vieną istoriją. Vienas bažnyčios lankytojas parašė laišką į vietinį laikraštį, sakydamas, kad jis nemato prasmės kas sekmadienį eiti į bažnyčią. Jis sakė laiške, aš lankiau bažnyčią apie 30 metų ir girdėjau apie 3000 pamokslų, bet pastebėjau, kad neprisimenu nei vieno iš jų. Todėl manau, kad švaistau savo laiką klausydamas, o pamokslininkas švaisto savo laiką pamokslaudamas. Žmonės skaitę šį laišką atrašė daug įvairiausių komentarų, tačiau vienas buvo vertas milijono. Skaitytojas rašė, aš esu vedęs jau 30 metų. Mano žmona per šį laiką pagamino man maždaug 32 000 patiekalų, o aš jų visų irgi negaliu atsiminti. Tačiau aš tikrai žinau štai ką. Ji mane maitino visą tą laiką, o jos pagamintas maistas man suteikdavo jėgų, kurių reikia darbui. Jei žmona nebūtų manęs maitinusi, aš būčiau miręs iš bado ir lygiai taip pat, jei aš nebūčiau lankęs bažnyčios, aš būčiau miręs dvasioje. Taigi bažnyčios tikslai ir pagrindinis iš jų aprašytas laiške Efeziečiam 3 skyriuje 10 eilutėje, kur rašoma, kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje visokeriopą Dievo išmintis. O skelbiama Dievo išmintis aprašoma Jono Evangelijos 3 skyriuje 16 eilutėje. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Bažnyčia yra šviesa pasaulyje, ji nugalėjo tamsą. Bažnyčios tikslai taip pat yra augti kartu Dieve per tarnavimą bendruomeniai ir pasauliui, išmokti mylėti vienas kitą ir padėti nešti vienas kito naštas. Bažnyčia dar yra vadinama Kristaus kūnu. Todėl jos troškimas yra susijungti su Kristumi, kad brandintume dvasios vaisius, nes pats Kristus yra pasakęs Jono Evangelijos 15 skyriuje. Pasilikite manyje ir aš jumise, kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje. Taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Panašiai kaip žarija nustoja būti kaitri, nebūdama laužo dalimi, taip ir krikščionys, tol kol būna kartu, laikydami Kristų kaip savo galvą, o Kristaus žodį kaip savo kelrodį, tol jų meilė ir tikėjimas Dievu yra stiprus. Turime stiprinti savo tikėjimą tam, kad galėtume bendrauti su Dievu, nes laiške Hebrajams 11 skyriuje 6 eilutėje parašyta, be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Taip pat skaitydami šventąjį raštą galime rasti dar daug bažnyčios tikslų, bet tikrai yra aišku viena, jei bažnyčia nebūtų reikalinga, Kristus nebūtų jos įsteigęs. Jis net mirė už bažnyčią. Apaštalas Paulius, ragindamas vyrus mylėti savo žmonas, nurodė jiems žvelgti
į Kristaus ir bažnyčios santykį. Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, rašo jis, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų savo šlovingą bažnyčią neturinčią dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Nuostabiausias slėpinys yra tas, kad Kristus mirė už tuos žmonės, kurie sudaro bažnyčią. Gyvai tikintis krikščionis ne tik garbina Dievą bažnyčioje sekmadieniais arba švenčių dienomis, bet šlovina viešpatį savo gyvenimu ir namuose, ir darbe, ir su draugais, ir kai niekas jo nemato. Tikinčiojo gyvenimas ir yra Dievo šlovinimas, o bažnyčios lankymas yra tik jo dalis. Bažnyčia nėra klubas, filosofijos mokykla, politinė partija, taisyklių sąrašas arba vieta, kurią turime aplankyti per Kalėdas arba Velykas. Tai yra tikinčiųjų susirinkimas. Kristus įsteigė tokią bažnyčią, kur kiekvienas atras savo vietą, paguodą, atras meilę, padrasinimą, tiesą, viltį ir gyvenimo prasmę. Bažnyčia nėra tobulų žmonių susirinkimas, tai susirinkimas žmonių, kurie kartu tobulėja ir auga, mokosi mylėti ir atleisti. Bažnyčia turi parodyti žmonėms, koks geras ir mylintis yra mūsų Dievas. Jis priima mus tokius, kokie esame, išteisina ir dovanoja gyvenimą per Kristų, kuris yra bažnyčios galva. Tiek šiam kartui, jei norite daugiau sužinoti apie bažnyčią, mielai jūs kviečiame į Biblijos studijų centrą. O taip pat jūs norime pakviesti į sekmadieninės pamaldas, kurios prasideda 11 val. Kiekvieną sekmadienį ir vyksta adresu Konstitucijos prospektas 23B 605. Iki susitikimo ir būkite palaiminti.